Aš kaip sakau, lietuvių tauta yra labai muzikali tauta. Susėda pirmi balsai, susėda antri balsai ir netgi treti balsai. O iš tikrųjų laiptukai, jeigu rimtai kalbant, laiptukai atsirado dėl to, kad esant laiptukams mes į pirtį galime susodinti daugiau žmonių. Kada yra vienas gultas, mes pirtį nesusodinam tiek daug žmonių. Ir geriau rinktis yra vieną gultą. Žmonių mažiau, bet atsipalaiduoti, pailsėti, tai galime, kada mes gulime. Ir pirtį, sakykime, jeigu paliestumėm tą klausimą, kaip reikia geriau sėdėti ar gulėti, tai vienareikšmiškai pirtį reikėtų gulėti, kada mes galim atsigulti. Tai koks tas plauto plotis turėtų būti? Labai įvairiai. Paprastai, teisingai sakot, metras, 1,10 m. Minimalus plotis yra 80 cm, kad vidutinio sudėjimo žmogus jaustųsi patogiai. Nes jeigu asmuo yra aukštesnis, stambesnis, tai jam reikia ir didesnio ploto iš tikrųjų. Bet minimalus tai yra 80, o geriausias metras, 1,10 m. Aišku, jeigu mes kalbėtumėm apie didesnės pirtis, kur yra vietos ir galime padaryti, tai tada ir kada galima atsigulti ir kojas pakelti į sieną, kada mes gulim kojom pakeltom į sieną, tai reiškia tada nuo 1,40 m iki 1,60 m, jeigu toksai yra plautas, kada mes gulim, galim sugulti du vieną šalia kito, o kada pakeliam kojas į viršų, mūsų galva labai patogiai guli ant suolo, kur galime pasidėti vantą ir gerai jaustis ir sušildyti kojas. Tai sakykime, kas dabar kitas dalykas - gulto aukštis. Visi matuoja ten, kad standartas turi būti ne daugiau negu ten 74 cm ir dar visokių variacijų. Pirtyje pats šeimininkas su savo ūgiu nusprendžia, koks jo yra pirties gulto aukštis. Tai reiškia, jeigu žmogus atėjęs padeda alkūnę, čia jo būtent mano būtų toksai aukštis. Kitas dalykas yra vėlgi su pačiom vantom. Jeigu pirtyje, ta, kaip sakom, aukščiausia procedūra, pati geriausia yra vanojimas, tai jeigu man reikėtų vanoti taip, tai iš pirtininko pozicijos, tai ergonomikos nėra. Man greitai pradės skaudėti pečiai ir aš pamiršiu savo modeliuką, nes aš pradėsiu galvoti apie savo pečius, kaip greičiau pabaigti. Vat tie patys laiptukai. Jeigu yra laiptukas, aš vanoju taip, nes kitaip nepasiekiu, arba pakėlęs koją, arba atsiklaupęs. Kiek laiko aš taip galėčiau vanoti ir jūs savo namuose, kiek tai galite daryti, kada jums pradeda skaudėti kelėnus, pečius ir po kiek laiko jūs pametate mintį apie tai, ką jūs šildote žmogų. Jūs pradėte galvoti apie tai, kad man spaudžia, skaudžia ir taip toliau, ir tada aš noriu jau pabaigti, o žmogus lieka neišvanotas. Kada mes turime vieną gultą, kada aš galiu prieiti prie gulto ir čia žmogus atsigulęs ir aš jį galiu tokioj pozicijoje šildyti, tai reiškia, pirtininkas gali sušildyti, sakykime, daug daugiau žmonių ir jūs patys pabandykite namuose tą padaryti, kada jums yra taip patogu daryti, kas mėgstate pirtį, pamatysite rezultatą, jis yra akivaizdus. Tai todėl visada rinkitės vieną aukštą. O iki lubų aukštis? Iki lubų aukštis vėlgi yra tam tikri standartai, bet toks vienas iš daugelio pamatavimų, kad kai žmogus sėdi, jam virš galvos, kad būtų bent 30 cm iki lubų. Nes jeigu bus lubos labai žemos, jums prie galvos, pažiūrėk, kai jūs sėdite, kai jūs atsigulat, tai tada viskas kitaip, kada vanoji taip, bet jeigu atsisėdi ir nebėra vietos virš galvos, tai reiškia, kada mes užpilam vandenį ant akmenų ir ateina garas, formuojam garo pagalvę ir jeigu čia būtų lubos, tai reiškia visą garo pagalvę galvoje, tai mes tokie kaip burokėliai, tada sėdėtumėm, galva visa būtų raudona. Tada mes paliečiam kitą temą, tada pirties kepurės. Tai ar reikia tų pirties kepurių pirtyje, ar jų nereikia visai, nes vėlgi yra visokių nuomonių. Gal reikia, gal nereikia. Tai kada mes sėdime, kepurė pirtyje yra reikalinga. Visų pirma, pirties kepurė saugo mūsų plaukus. Antra, mūsų termoreguliacinį aparatą, kuris yra atsakingas už kūno vėsinimą. Kada mes pirty atsigulam, tai pirties poreikis jau jisai gaunasi stipriai sumažėja.
Nes, nu, temperatūra, ne temperatūra, o, sakykime, tas klimatas, kuris paliečia kūną, jisai yra tolygus šitoj vietoj. Ir dar geriau, kada mes atsigulom, labai patogu yra užsidėti vantą ant galvos, jeigu yra, ir šiek tiek atvėsinti. Ir tai tada variantas yra idealus toksai, kad pirty jį naudoti. Taip kad jeigu sėdit, naudokit kepurę. Jeigu gulite, tai geriau naudokite vantą. Tai bus ir kvapas, ir vėsuma, ir taip pats komfortas labai bus patogus. Aišku, galima pakelti šiek tiek kojas dar į viršų, bet tai čia tokie jau gaunasi subtilesni dalykai. Tai būtų tiek apie gultą. Dabar pirtyje apšvietimas. Atrodo labai paprasta. Kartais įeinam į pirtį ir mus pasitinka tiek daug šviesos, kad lyg tai mus kaip išviestų prožektorius į akis ir būtų apklausa. Pirtyje, pačioje garinėje, ir tada atsiranda kiti sekantis dalykai. Tai, kurie paliečia aprangą. Tai ar pirtyje dabar kiek man čia reikėtų apsirengti, nusirengti ir kiek tos aprangos turi būti. Ir mane čia visi žiūrės. Nu, būna toksai, atrodo, stereotipas, kad pirtyje aš negaliu nusirengti, turiu daug rūbų turėti ant savęs, nes kitaip mane kažkas nužiūrės. Tai pirtyje iš tikrųjų ir turi būti tokia prieblanda, visiška beveik prieblanda, ten šviesos nereikia. O nes ką nori pirty pamatyti? O pirty nieko nereikia pamatyti. Pirtyje reikia pajausti. Ir kada nueini į pirtį, iš tikrųjų, kad atsipalaiduot nuo tos kasdienės rutinos, nuo to streso, nuo to spaudimo, kur mus spaudžia, tai yra pirtis yra viena iš tų vietų, kur tu gali nueiti pailsėti. Ne tik tai, kad fiziškai pailsėti, bet ir psichologiškai pailsėti. Pirtis, sakykime, šituo klausimu yra netgi bendrai paėmus labiau dėl psichologinių dalykų žmonės eina į pirtį, nes gali pailsėti. Gali pailsėti nuo rutinos, nuo to streso kasdieninio. Ir kitas dalykas yra, tai jeigu aš nuėjau į pirtį, tai viskas ir pasibaigė, viskas pabėga. Ne, gyvenimas nepabėga. Jisai teka savo vaga ir po pirties mes pailsėję grįžtam atgal į kasdienybę, tik tiesiog mūsų valytuvai būna nuvalyti ir mes aiškiai matom tos klausimus, rutiną, kasdienybę, visokias problemas ir taip toliau. Ir po pirties mes jas galime išspręsti kur kas lengviau, paprasčiau. Jos mums nebeatrodo tokios sudėtingos, kadangi mes būnam pailsėję ir aiškiau matome visą tai. Ir tada išsprendžiam. Tai apšvietimas turi būti minimalus. Jeigu aš vienoj pirties pusėje, man kitos pusės jau ir nereikia matyti. Iš tikrųjų, tai nes į pirtį mes einam mėgautis, ilsėtis, bet ne į kažką pažiūrėti. Dabar paliečiau tą aprangos klausimą. Vieni sako, tai žiūrėkit, pirtį turi būti visi nuogi. Arba ne, pirtyje mums reikia, pavyzdžiui, merginoms pilnų maudimukų tenais ir taip toliau, o aš buvau Vokietijoje, Austrijoje ir taip toliau, ten buvo privaloma nusirengti ir mane išvarė iš pirties, nes nuėjau su rūbais. Tai šitoj vietoj yra tam tikros kultūros kai kuriuose šalyse. Lygiai taip pat, kai mes nuvažiuojame į kitą šalį, mes norim išmokti ne tos šalies kalbą ten ir taip toliau ir taip toliau. Tai pirties kultūra taip pat skirtingose šalyse yra jos skirtingos. Taip yra tos, kur nusirengia nuogai. Bet atkreipė dėmesį, kas buvote tenais, pirtyse ten pakankamai tamsu būna. Ir visi vaikšto su nuogi, už pirties ribų niekas nevaikšto. Tik tai pačioje garinėje būna su rankšluošiu, kurie atsisėda, atsisega, užsisega. Pas mus kaip yra Lietuvoje? O Lietuvoje yra labai paprastai taisyklė. Eini į pirtį taip, kaip tu gerai jautiesi. Ir tavo elgesys neturėtų, aišku, kalbant apie tą patį etiketą, trikdyti kartu su tavimi esančių pirtyje. Tai reiškia, jeigu tu nori išsirengti ir tavo visas kolektyvas su tuo sutinka, prašom tai padaryti. Jeigu tu nori eiti su vientisu maudimuku, prašom. Aišku, vyrukams nerekomenduotina to šortus susidėti iki pat tenais.
jau gana iki tiek jau yra. Va tai kaip tik pasakysiu dar apie pačią aprangą, nes būna ypač vyrukai mėgsta, tai užsideda šortus iki čia maudymosi, sintetinius ir ateina į pirtį. Tai tada kas vyksta? Šita vieta nesušyla pirtyje. Ir paskui dar eina į vandenį, į eketę lipa ir dar likti čia, vaikinai turi, dar pasišneka apie reikalus. Lauke. Ir tada sušala. O sėdmenys yra vienas didžiausių raumenų, kuriuos reikia šildyti. O ne, mes jų nesušildom, atvėsinam ir sušaldom dar. Tai kaip tik ir nereikia daryti. Ir į pirtį galima eiti, jeigu norite, ir su chalatu. Viskas yra gerai, jeigu jūs jausitės gerai, jūs šilumą pajusite veidų. Taip, jūs nesušilsite visos pridengtos vietos, bet todėl nėra taisyklės tokios, kad turi būti taip, arba taip, arba taip. Lietuvoje jūs bet kur į pirtį galite ir privalote eiti tokiu būdu ir tokia apranga, kokia jums patinka. Rekomenduotina yra kepurė ir aišku, dabar yra daug visokių pirties sijonų, tiek vyrams, tiek moteriams, ir tie vadinasi praktiškai taip pat sijonai, ypač vyriškai sako, vyriškas sijoną užsidėjom. Tai čia šitoj dėl aprangos yra taip. Kitas dalykas vėl temperatūra, toksai klausimas būtų, tai kaip ten tos turi būti, jeigu nėra 90, tai ką ten mums į tą pirtį eiti, ką mes ten dabar darysim, arba dar geriausia būna, aš be 100 neinu, nes ten man nebus ką veikti. Tai kiek tos temperatūros būna. Ir tai dažniausiai labai gazdina visus. Ypač merginas gazdina. Merginas, moteris, tai gazdina. Vyrai nuėjo 90, ten jie prisikaitė, net aš neįsiu į pirtį. Tai gazdina ir vaikus, kurie eina, taip pat gali eiti į pirtį visiškai su suaugusiais ir taip toliau. Ir jie ten labai gerai jaučiasi. Tiesiog yra keli niuansai. Būtent su temperatūra ir su vaikais. Kada vaikai, kaip vaikus pripratinti prie pirties? Nuo pačių mažuliukų vaikų. Leiskite jiems ateiti į pirtį ir džiaugtis šiluma. Šiluma taip, jinai turi būti mažesnė. Vaikas visada turi turėti šalia dubenėlį vėsaus vandens, kur gali taškytis arba netgi sėdėti tame dubenėlyje. Vaikas, reikia žinoti, vaikas daug greičiau sušyla už suaugusią. Ir tada tokie būna pasakymai, tenais 12-mečiui, koks tu dabar čia vyras, uždaryk, nedarinėk durų, pirtis atvės. Kaip ir sakiau, visa šiluma yra pirties širdyje, krosnyje. Nebijokite niekada palikti durų atidarytų. Ir kai jūs atsivedat vaiką į pirtį, palikite pravertas duris, jisai sušils. Jam reikia truputėlį tų indikacijų mažesnių. Nereikia užkietėjusi šilumos mėgėją kartu su vaiku ir sakyti, ką tu dabar negali pasėdėti. Taip nereikia daryti. Vaikas į pirtį gali atsinešti netgi savo mėgstamą žaislą. Leiskite tai padaryti. Ir jūsų atžala pamėgs pirtį. Pamėgs pirtį taip, kaip jūs mėgstate pirtį. Tiesiog leiskite jiems tą daryti. Tiesiog atsižvelkite, kad tai vaikas, kad jisai greičiau sušyla, greičiau atvėsta. Todėl, kai jie mėgsta išbėgti ir vėl ateiti į pirtį ir galbūt suaugusius erzina, ko tu jisai čia bėgioja. Jam, tam paaugliui, jaunuoliui ar vaikui, tai yra normalu. Nes jisai jau sušilo, jisai išeina, po kažkurio laiko grįžta atgal į pirtelę. Tai tiek dėl šitos visos aprangos vaikų ir temperatūros. Tai dabar pati temperatūra, kiek jinai turi būti? 90 tiek ar 60 gal 40? Labai įvairiai. Jeigu turite namuose plaktuką ir vinių ir termometrą, prikalkite keletą vinukų. Ir pagal tai svečiai, kai ateina, kiek paprašo temperatūros, į tokį aukštį pakabinkite termometrą. Tas termometras, kuo aukščiau, to daugiau rodys temperatūros, kuo mažiau taip. Tai čia šitoj vietoje ateina vieni, mums sako, be 90 neinam, pakabinam tenais, rodo tiek.
Reikia mums mažiau, pakabinam žemiau 60. O viskas tvarkoji, o klimatas pirty gali būti visiškai vienodas ir toksai pat. O geriausia, kada žmogus guli, tai temperatūrą reikėtų ir pamatuoti ant suolo, kokia yra temperatūra. Pamatuokit ir tenais temperatūra bus apie 50 laipsnių. Ir tada viskas pasikeičia, kaip 90, jeigu čia tik tai tiek yra. Ir tada atsiranda patogumas gulėti pirtyje. O šiaip bendrai termometras yra kabinamas, kada, jeigu toks standartas, vienas iš variacijų, kada žmogus sėdi, tai maždaug veido aukštyje. Ir tokio aukštyje temperatūra, jeigu jinai rodo 60 iki 65, tai yra ideali temperatūra pirtyje. Ar gazdina tokia temperatūra? Negazdina. Ir daug daugiau negazdina, sako, tikrai. Ir kas tada atsitinka? Šalta. Ne šalta. Mes pamiršome krosnį ir vandens užpylimą ant akmenų. Mes šitą vietą pamiršom. Kada mes turim 90, tai kiek to vandens ant akmenų būna? Ten karts nuo karto po nedidelį samtelį, nes kitaip jisai riečia. Karšta, degina tenais ir taip toliau. Kada mes turime 60 laipsnių temperatūrą, mes daug gausiau galim užpilti vandens ant akmenų. Ir tada mes sukuriam tą mikroklimatą, kuriame gera būti. Pabandykite. Koks mikroklimatas yra geras? Jeigu jūs ateinate į pirtį, užsipilat garo ir pas jūs tokia nevalinga būsena, norisi prisilenkti, nes ateina garas, nusileidžia tą garo pagalvę, taip kaip su kumščiu duoda tas garas. Galbūt vienu metu šiek tiek per daug. Gal reikėjo vieno samtelio, buvo 2 samteliai ir taip toliau. Kas su mūsų organizmu vyksta? Mūsų organizmas ginasi nuo nedraugiškos aplinkos. Ir ar tada mes pradėsime prakaituoti ir tenais, kūnas užsidaro, nes jį puola nedraugiška aplinka ir mes riečiamės. Jeigu yra žemesnė temperatūra ir didesnis kiekis vandens ant akmenų, atkreipkite dėmesį, kai jūs atsisėdam, beveik kaip fotelį. Kai gera čia būt, klausy, faina kaip. Ir jūs taip galima atrasti tą, tiesiog per minimalius dalykus atrasti pirtyje labai tą gerą komfortą. Kas yra, pabandykite ir temperatūra 60-65 ir drėgmės procentas gali būti taip pat iki 60, kas jau yra taip stipru. Turėjau pirtį, periodinio veikimo krosnis, ateina svečiai, žiūri į termometrą 40. Pažiūri taip į mane. Iš žvilgsnio matau, kas čia bus, taigi žiūrėk, tik 40 laipsnių. O ten yra periodinio veikimo krosnis. Atidarai dureles, raudoni tenais, iš tikrųjų akmenys. Tai jeigu reikia aukštesnės pirty temperatūros, tai kas atsidaro apatinę jušką, pradarai dureles, kur yra akmenys ir fizikos būdu pirtis paprastai standartas yra per minutę 1 laipsnių pakyla temperatūra. Ir užpylus didesnį kiekį vandens ant akmenų, šilumos mėgėjai atėję į pirtį ir pamatė tokias indikacijas, jas pridėjo ir sako, dar 3 mostai ir aš jau pabėgsiu, nes jau man viskas. Ir tai pasakė vyrukai, kurie sako, mes be 90 paprastai nelabai į pirtį einam. Tai, sakykime, yra tokie dalykai, kaip pirtis, tai yra tam tikros staklės, kurias valdo pirtininkas. Ir kai pirtininkas kokius ragelius pasuka, tai reiškia, ir kai jūs savo namuose, savo pirtelį ar svečiuose atsistojate ir pasiimate vantas vanoti, jūs tampate to pirtininkę, kurioje reguliuojate tos visus agregatus. Ir jūs į tą rolę ateinate. Pirtininkai galbūt jie ten turi niuansų, tokių didesnių subtilybių, dar kažko žino, bet bendraja prasme jūs kiekvienas ir kiekviena galite būti pirtininkai. Ir kai jūs paimate į rankas vantas, jūs jais ir tampate. Jūs atsistojate prie to puikaus agregato, kurį pareguliavę, galite turėti labai, labai gerą laiką. Taip, tai mes dabar pakalbėjom apie pačią iš tikrųjų
pačią pirtį kaip pastatą. Kitas yra momentas pirtis, ką mes joje veikiame. Kada reikia eiti į pirtį? Kaip jums atrodo? Kada dienos eigoje reikėtų eiti, geriausias laikas yra į pirtį, kada ją reikėtų pabaigti tą pirtį? Taip, 8 prieš miegą. Nu, panašus. Va, tai bendraja prasme pirtį mes pabaigti turėtume vakare iki 22 valandos. Reiškia, viskas jau yra pati riba. Kodėl? Biologiškai vakare apie 10-11 valandą mes einam miegoti. Tie savaitgaliai nesiskaito, kada mes einam arba turim kažkokią tai veiklą ir einam miegoti vėliau. Tai reiškia, einam miegoti ir iki to laiko mums reikia viską pabaigti. Jeigu mes nebaigiam, lietuvių yra tokie liaudės pasakymai, kad po 12 negalime eiti į pirtį. Kodėl? Dėl to, kad ateina velniai laumės tenais į tą pirtį ir ten tokia visokia gaunasi pekla, prisirenka tiek daug visokių būtybių, tarp jų ir žmogus, ir gali pradėti skaudėti galvą. O kodėl tą galvą pradeda skaudėti? Protingi žmonės buvo ne dėl to, kad ten prisirinko visko tiek daug, o dėl to, kad biologiškai mes norime eiti miegoti ir reikalinga, kad mes galėtumėm pailsėti. Tai reiškia, kiek mums pirtis trunka? 3, 4, 6 valandas, tai yra atskaitos taškas, kurį atsiskaičiuojam ir kada turėtumėm pradėti pirti. Tai yra tokia bendroji taisyklė. O paskui yra visokių rytinių, vakarinių, naktinių, viskas gali būti. Bet bendraja prasme tai reiškia pirti pabaigiam vakare, kad pailsėtumėm ir nueitumėm įprastu laiku miegoti. Taip, dar kelios minutės ir tada mes jau pabaigsim. Pirtyje, kada mes ateinam kažkokiom procedūrom ir taip toliau, ką mes joje naudojam? Tai naudojam visokius augalus, vantas ir dažnai būna klausimas, to kiek laiko mes juos galim naudoti? Jeigu aš truputėlį panaudojau, jinai visiškai ta vanta yra gera ir kiek mes kartų ją galime naudoti. Tai vėlgi liaudės išmintis sako, vanta šoka 1 dieną. Tai reiškia, panaudojate vantą ir su ta vanta atsisveikinate ir daugiau jos nebenaudojate. Būna taip ir tai yra kaip ir normalu, jeigu su ta vanta tas pats žmogus atėjo į pirtį, save paglostė, nuplovė ją ir ar gali jis ją naudoti sekantį kartą. Ja gali naudoti, bet tas pats žmogus, jokių būdų ne kitas žmogus. Jeigu aš turiu savo vantą, tada taip aš ją galiu panaudoti, nes ta vanta jau yra mano. Bet jos neatiduodi kitiem ir kiti nesinaudoja tą vantą, taip kad vanta šoka iš tikrųjų 1 dieną. Būna taip dar, kada augalus priepirtyje, ne? Priepirtyje, kas svarbu yra priepirtyje? Priepirtyje kartais galim pagalvoti, kad svarbu yra stalas, ten dar kažkas. Taip, kažkam pasidėti tai yra svarbus, bet priepirtis turėtų būti skirtas ir kaip ir poilsio zona. Tai yra kažkokie šezlongai, dekiai, dar kažkur, kur būtų galima atsigulti po pirties. Ir kada mes po pirties išeinam, jeigu tai naudojame eketę, sniegą ir taip toliau. Labai įdomus dalykas. Į eketę įlipti, vėlgi, į eketę reikia pasiruošti prieš lipant. Negalima niekada nebuvęs eketėjai, ta prasme, ateiti ir ten kažką tokio padaryti. Visada, kaip ir profesorius kalbėjo, viskam reikia truputėlį paruošti, tiek kūną, tiek ir taip toliau. Į eketę sunkiau lipti negu atsigulti į sniegą, nors iš tikrųjų sniegas yra 0 laipsnių, eketė yra +4. Atrodytų, į eketę šilčiau turėtų būti įlipti, o mums į sniegą lengviau atsigulti. Toksai atrodo paradoksas, bet tiesa. Dėl eketės, jokiais būdais niekada, nei dieną, nei vakare, ypač vakare, prie eketės neikite po vieną. Visada bent 2 žmonės.
kad būtų antros akys ir galėtumėt padaboti vienas kitą. Ir į eketę niekada nešokite, įlipkite į eketę. Arba kopėtėlėm, jeigu yra dugnas, tai įlipkite, pritūpkite, atsistokite ir išlipkite. Ir tada vėlgi rekomenduoju grįžti atgal į pirtį. Į pačią garinę minutę į 2. Va, tai taip. Jau paskutinės minutės visai. Reikia jau baigti, nes ateis jau kitas pašnekovas. Dar užsiminsiu dar labai trumpai dėl maisto. Ar pirtį reikia pavalgyti stipriai? Ar tik truputėlį, kaip galvojat? Reikia. Bet jeigu ateisit nevalgę nuo vakaro, tai sėdėsit pirtelį ir galvosit apie maistą per langą žiūrėdami. Iš tikrųjų, pirtis, kas vyksta pirtyje? Pirtyje iš vidaus organų kraujas išteka į periferiją, nes vėsina kūną. Tai reiškia, visi virškinimai jie sulėtėja. Tai prieš pirtį rekomenduotina pavalgyti apie 2 valandas iki pirties. O pirties metu kai kuriais atvejais tiesiog labai lengva greitą virškinimo maistą užkąsti, nes jeigu pirtis trunka 4-5 valandas, tai patys pagalvokite, gaunasi jau 7-8 valandos nevalgę. Taip kad lengvai užkąsti. Jeigu valgysite šašlykų, tai tada bus sunku po pirties, bet kažką tokio lengvo užkąsti tikrai galima. Tai turbūt, ar turėtumėt gal klausimų ir tada aš užleidžiu vietą savo kolegijai. Užkaktinis, kur darom pačios pavyzdžios, jis yra blogai? Kaip? Užkaktinis, kur visą supila bliūdą ant akmenų vandens. Jūs mintį turit, kad visą kibirą vandens ant akmenų užpila? Ir tada net dega, net po anakį. O kodėl tą reikėtų daryti? Ne, jisai tiesiog labai smūgiškai ateina, nudegina visą kūną ir tas pats rezultatas galim perkaist odą ir po to jinai tokia dėmėm gali pasidaryti. Nes, jūs tą geriau galima padaryti, tą visą kibirėlį vandens, kas 30-15 sekundžių ir kol pajusit iš lėto, garo pagalbė formuosis, jinai leisis, kol jūs apkabins ir tada pagal savo tą pojūtį. Nes pirtyje kentėti nereikia, pirtyje reikia pailsėti, pasimėgauti tą aplinką. Taip kad... Pirties vėdinimas. Taip. Vėlgi prisimenu, kai kalbėjom apie krosnį, pirtis vėdinama, kada mes esame pirtyje, užsidarom duris. Kada mes nesame pirtyje, duris gali būti ir langas atidaryti, nes pirtyje reikia deguonies, kad mes turėtumėm kvėpuoti, šiluma niekur nepabėgs. Viskas yra ten, o vėdinti pirtį reikia, nes mes būdami pirtyje, ypač jeigu yra daugiau žmonių, mes iškvėpuojam degonį, jo ten nelieka. Taip, kad išėjom iš pirties, mes turim atidaryti, netgi užėjimo metu yra visiškai normalu 1 ar 2 kartus atidaryti duris. Nes kas įvyksta, kai mes atidarom? Dabar būna ten, uždedam užuolaidą virš durų viršui. Visas vėsuma ateina iš apačios. Ir mes vėduoklę vantos pagalba galima pavėduoti ir žmonės atsigauna ir vėl uždaryti duris, atėjo deguonies, atsigavom ir toliau šildytis. Nes kūnas ir oda šyla labai skirtingai. Oda greitai sušyla, greitai pravėsta, o kūnas palaipsniui. Todėl durų atidarimas tik pliusas yra užėjimo metu, kada mes į pirtį leidžiam gaivaus oro. Kaip tinkamai iškūrenti tą? Tai kiek valandų ten mesti tas malkas? Tai priklauso nuo, aš tą galėsiu detaliau papasakoti, kai pabaigsiu. Tai tuomet šitoj vietoje ačiū Jums labai. Su Jumis buvau aš, Vaidotas Petrauskas. Dėkoju už Jūsų dėmesį.